Sveiki, aš Vaidas iš enduroservisas.lt ir šiandien aš parodysiu, kaip nusistatyti skidelio ryškumą Yamaha Tenere 700 modelį. Tai norint patekti į skidelio ryškumo reguliavimo meniu, tai kišame raktelį į spynelę. Prieš pasukdami ant on pozicijos laikom viršutinę skidelio knopkę. Laikom tol, kol įsijungs ryškumo reguliavimo meniu. Toliau norint reguliuoti patį ryškumą, tai apatinė knopkė ir su ja galima pasistatyti, yra 6 pozicijos. Norint išeiti iš šito meniu, nusistačius ryškumą, tiesiog spaudžiam viršutinę skidelio knopkę ir viskas taip paprasta. Tai norint žinoti tokius dalykus, aišku, reikia skaityti vartojimo instrukciją, kuri būna su motociklu. Man šiuo atveju pasisekė, nes aš ją turiu. Šis motociklas ganėtinai apynaujis ir prieš tai buvęs savininkas jas išsaugojo, o jeigu jūs neturit pačios instrukcijos, tai siūlyčiau pasiieškoti internete, tikrai galima rasti ir ją pasiskaityti. Ten tikrai yra vertingų patarimų ir norint jos žinoti, reikia paskaityti. Tai siūlyčiau skaityti instrukciją prieš vartojant. Noriu dar pridurti, kad turiu paruošęs visą video vlogą apie šio motociklo surinkimą, bet greičiausiai, kad bus jisai anglų kalba arba kaip nedalus kinas, nes noriu truputį pasikelti YouTube'o peržiūrų skaičių, tai reikia kažkaip tai suktis iš padėties, nes lietuviškam variante sunkiai labai viskas juda iš to nulinio taško. Tai va, tai jeigu domina ir norit pamatyti, gal kažką tai nusikopijuosit ar kažką sužinosit, ko dar nežinot, nors šitų motociklų yra begalės, jis yra labai populiarus, kaip jau minėjau, pagal pardavimus 23 metais yra antroji vietai po BMW, tai nežinau, pažiūrėkit, nuspręsit, ar norit žiūrėti, ar nieko naujo nebesužinosit. Tai va, tai pasekit, užsidėkit priminimą, paleisiu tą visą vlogą ir pažiūrėsit. Tai tiek šiame video, ačiū, kad žiūrit. Ate.